Tararam, tadam. Tai ką, seniai nesimatėm, bičiuliai. Labadiena, mes jau vieną dieną pasilisėję, esame absoliučiai šviežutėliai ir pradedam šiandien Portugalijos gravelio ratuko 5 dieną, nes vieną praleidom, tai grubiai kaip ir beveik 6. Taigi sveiki gyvi, jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą, mano vardas Vyteris ir įsikibkite stipriau, įstaisykite savo patogiuose fotoliukose, nes mes šiandieną lekiam 120 km link Ispanijos sienos. Evaldas kol kas pučia padangėlės, mums visiems reikės pastikrinti slėgį, nes manau, kad minkštokos padangėlės, grubiai žiūrint, pagal mano pirštų kietumą nustatymas įvykęs, kad bus koksai po 1,5 barą, reikia biškį didėti, nes tašės daug sveria, aš daug sveriu, visi daug sveria, taigi reikia dasipūsti. Nu ką, judam. Mes dar vis per savo viešbučio praleidom kokią pusvalanduką, kur ponas mechanikas Evaldas sutaisa pompą, šaunuolis. Nuo rankose viskas gimsta iš naujo. Dabar vokiečiai mūsų kaimynai klausinėja, iš kur mes esame ir kur panašiai. Šiaip daug kas klausė, šaunuoliai irgi sakė minė dviratį 500 km. Matom pagal amžių, pagal svorį, pagal viską, 500 kg, jiems šių daugiau negu mums 1000. Valdemaras pučia padangas, tada aš, dabar jau tikrai važiuosim. Jausmas, kai išplauni dviratį ir vėl balas švariais drabužėliais, net nesinori skubėti. Tai ką, įveikta pas mus 35 km. Šiandien labai lengvai graveliuojasi, kol kas lygus kelias, asfaltas, va. Yra, aišku, gravelio tikrai daug, bet jis irgi lygus labai, neišdaužytas, jokių balų. Na, žodžiu, viskas priklauso nuo grunto, kurio jūs važiuojat. Kaip ten 2-3 dieną buvo tiesiog koma, nuo smėlio, nuo visko, nuo krūmų, nuo vėjo. Tai čia tiesiog nurieda, nu, tai čia tas 120 kg, 120 kitam kg yra nelygus visiškai, negali žinoti. Kai mes sakom, nuo sofos planuodamas negali žinoti, koks čia kelias bus. Tai ką, mes judam dabar link kavinės. Mūsų tikslas įveikus ten 3 kg sustoti atsigerti kavos, valgyti pyragėlį. Kalorijų čia reikia vartoti maždaug 6-7 tūkstančius per dieną, kad būtų nulis, kad patemti šitas viską. Tai tiek suvartoti yra reikalų, reikia labai daug valgyti visko. Tai tiek, įsijungiu kol kas, savo gravelis toks. Kai pamatai tokį skėtį, tai da galvoja rimt kavos ar sagrės 0,5. Draugužiai išgeriam kavos nuostabioje kaviniai, va, bum, Valdemaras, čia bla bla bla. Bet ką norėjom paminėti visiems keliaujantiem po Portugaliją, čia yra toksai vienas įdomus dalykėlis, ką reiktų atkreipdėmėsi, kad ne visur priima kortelėm, žinokit, dar labai nemažai kešo, taigi reikia su jums turėti pinigėlių, kas yra šiais laikais gan keistoka, nes, pavyzdžiui, Ispanijoje tai niekur taip nereikėjo. Aš iš visi pratęs tik su kortelė apskritai telefonu važiuoti ir jokių pinigų neturėti, bet gerai, kad, nu, pasiėmėm ten truputėlį. Ir panašu, kad reiks dar įsikešinti, nes kuo labiau šitą žemyną važiuoji nuo pakrantės toliau, to gali būti, kad mažiau bus kortelių. Matyt, kažkas plauna pinigus, jaučiu. Nieks neatsakė. Žodžiu, draugai, žiūrite šią video, šiandien tiek nuobodu važiuoti, kad prasidėjo nesąmonės. Evaldas su aero maike, Valdemaras irgi prisivalgęs iš po vakar. Žodžiu, bandom vien su kitu lenktyniaut, tai į kalną, tai nuo kalno. Žodžiu, nesąmonės taip nedarykit, nėra prasmės. Per daug lyga, bet žinai, va, šviežias važiuoji, tai šų dar darai visokį. O, blin. Gerai, kad čia, o ne į kalną. Ir čia? O, ne, į kalną. Šūdas. O aš dar pasakiau į kamerą, kad gerai, kad ne į kalną. Bet dėja, dabar turiu visiems įrodyti, kad dėja į kalną. Jie čia rodo, tipo... Eurovėlo, jo, mūsų tekas čia. Vytelis taip stipriai mina į kalną, kad vos galiu oi. O, aero, žiūrėk, net bėgiai prasisuko. Ramo žvaigždės ką mes galim pasakyti apie kalnų ožį Evaldą. Ramo žvaigždės nelaiko. Nelaiko nieko čia mums. Pas jį yra Sramas Evaldamas. Nu ką,
Taip ir važiuojam hebrytę šiandien, nesąmonės darydami. Atakuojam viens kitą, va bėgi, žiūrėkit, parodys kaip reikia. Perjunginėt, matyt, svetimų svarbiausia. Prieš ataką, va privažiuoja, va perjungia bėgius tau. Ir nėra atakos, jokios rizikos. O, žiūrėk, mašinos, reikia praleisti. O atitrūkęs į priekį reikia. Jo. Galės sakyti žmonėm, kad mašina važiuoja. Taip, teisingai, kai atitrunki priekį. Viskas yra apie taktiką, bičiuliai. Jokios čia galios. Va, privažiuoji, žiūrėkit, ar patisuosi, pridėm važiuoji. Alemairą laiky, žiūrėk. Ir sakai, davai ataką, op. Ir nėra kaip. Todėl safety first. Pirmą blokuojam savo pavaras. Įvažiavom miestelį. 54 km įveikti. Planuojam gal jau ir pavalgyti, nes ten į žemynę dalį, kai įvažiuosim į viršų po to nuo vandenyno, tai mažiau civilizacijos, mažiau kavinių bus, tai reikia dabar kažką, jeigu rasim gerą vietelę. Pasigrožėkit beje, kaip pasikeitė oras. Ars ne dabar yra idealus, aš nežinau, kokia 18-19 laipsnių pavėsio, ten saulės ir apter akis, esam absoliučiai laimingi, va. Kokia gražys Portugalija. Noriu skaityti Ispaniją, nes jo, iš tikrųjų, mažai mums skiriasi jaučiu. Reikia būti ekspertų, kad atskirt šitą dalį. Dar tam pačiam miestelį varom pasižiūrėti per tiltelį, kaip atrodo vandenynas mūsų. Jo, kai oras pasikeičia, tai super, kiek spalvų, vėlėkie. Čia dabar matėm nuotraukas Lietuvoje, pačių metų laikų, tai viena spalva, tokia pilka ir dviračių drabužiai tiktais, ir dviračio spalva nebent išryškėja. O daugiau viskas pilka. Nu ką padarys? Vis tiek nepamirškit vieno pagrindinio dalyko, kad geriausia pasaulio šalis vis tiek yra Lietuva. Kad ir kur būtų kaip ir kas, bet aš absoliučiai patriotas, man visur gerai, bet Lietuvoje geriausia. Visgi radome vietelę, kur papietauti. Matyt, kad darysim tai čia. Puikus vaizdas. Sveikinimas su vandenynu šiandien įvyks mūsų, nes jau to nebematysim kildami į žemyninę dalį link Lisabonos. Palei Ispanijos sieną beje kilsime. Taigi va, privažiuojam, nežinau kur čia užeit. Iš kitos pusės. Restoranitos. Tai gal var čia įėjimas? Ai ne, čia tulikas turbūt kažkoks. Nesuprantu. Okay. Pietums mes įsirinkome patį mažiausiai prabangų mums restoraną. Ant jūros krantas. Prašom, nežinau, ar čia mums tiks, viskas taip paprasta atrodo kažkaip. Kaip Palangoje, Šventoji. Peiliuką vaikšto vabaliukai, kurios irgi suvalgysim taupydami, kaip sakyt, kalorijas, kad nešvaistyti. Mums čia paserviruoja labai gražiai, viską matot, tikriem dviratininkam. Just explain the butters, shrimps mousse, miso and honey butter, herbs aromatics and capers, butter, red peppers and anchovies. Thank you. Enjoy it. Thank you. Taip, čia užsisakėm tūną kepsniuką, atrodo amazing. Kainelė 22 euriukai. Na taip ir daug, kaip mes sakom, kaip tokioj fancy vieteliai. Bet viena problema yra, stovėjo tiek, kad surūgo pradėjo. Papietavus tęsiam kelionę link Ispanijos sienos. Jau visai nedaug liko, keli kilometriukai. Ir tada pasuksim į viršų. Palei Ispanijos sieną, plius minus, link Lisabonos. Tau primena toksai kelias. Kuršinerija, man irgi. Kiekvienas savo įsirenka kelią. Mes kol kas su Evaldu čia. Aldemaras graveliuoja. Tai priplaukėm prie vietos, kur ponas Vajulavičius pradėjo savo kelionę per Atlantą. Užleisime atitinkamą dainą. Ta linksma gaida, mes mojuojam ispanams. O ten už tos upės Ispanija, ten jau ispaniškas miestelis. Viskas. Čiau.
Varam ten, link žemyno, link Lisabonos. Lisabona kažkur ten. Kraštinis Portugalijos miestas. Ispanija per krantą pasiekiama. Galim plaukti ryte, sieksniais, po to grįžti. O prašom, kai visai golfas, jeigu prabangus namai, tai iškart golfo laukai. Čia labai populiaru apsistatyti aplink savo namą tais golfo laukais. Tikrai super daug golfo laukų. Dar nesu niekur tiek matęs. O dviračių nėra visai. Beveik nieks nevažinėja kaip kokio Ispanijai. O golfo laukų bele kiek. Lauktas gravelio kelias. Pažiūrėk, kaip nuostabiai vėl viskas atrodo. Puikus nusileidimas čia mūsų laukia. Visą naktį kroviau savo naujų telaitį. Vau, puikų jie. Veikia puikiai. Bet jis kažkaip išsijungė, numirė. Turbūt neužsikrovo. Pirmą kartą gyvenime. Ir žodžiu, ateina mums į pagalbą Lietuvos draudimas. Tai Valdemar? Taip, visada padės. Dedam va į tašiuką. Bum. Čia iškapčyto. Kokios kalvos, mėlėjai žiūrovai, pasižiūrėkite. Ir Valdemaras uždusęs. O, čia prakolą gali gauti greitai. Mūsų garbiai va, kilimas paklotas. Žiūrėkit. Pasigrožėkite, mėly žiūrovai. Na, prasideda čia pas mus paskutinis 30 km va tokie bus kalnuoti. Na, kai pagalvojai, kas įčiūstų, va, įsivaizduoja tokį nusukimą nuo kelio kažkur Portugalijoje. Su plentu tai viskas aišku, gatvėmis važiuoti. Viskas ok, nėra blogai. Daug kartų buvom ir su plentu, bet čia tai fantastika. Medija dirba, darbo, va, postina į Instagramą, kad matytumėt, ką mes čia veikiam. Dabar atvykom į tokį mažą kažkokį miestelį, kur nepykit, bet aš daugumos jų pavadinimų nežinau, čiagi vieną kartą gyvenime pravažiuoju ir nėra net jokio ženklo. Žodžiu, mažas miestelis, mes čia ieškom kavytės, bandyti atsigerti. Draugai mėgėjai mūsų gerų kavinių rodo jums kontentinę kavinę, vidurinį niekur. Su vietiniais vyrais. Be. Be skanų, pažiūrėjom, kas čia nėra. Lokal. Susitvarkysi? Manau, kad taip. Gerai. Nepasisuka kažkaip vairas. Vairas nepasisuka. Kokiais kaimais tenka važiuoti. Oho. Nusileidimas belia koks. Neskubam. Yes. Nu ką, čia irgi vaizdelis pasaka. Beje, čia rodo nusileidimus. Bet faktas, kad yra ir sukilimai, bet sukilimai labai ilgi ir nuobodus. Tai jums jų nerodo. Iš esmės liko kokį 20 km, bet va sunkus nusileidimas ant sukilimo ir panašiai. Pradžią važiavom visiškai lygiai, o dabar įsukom į kalnus ir čia jau yra ką veikti. Stabdžiai dainuoja paskutinės giesmelės. Jo, va, jau viskas. Nežinia, kaip čia trina, jau gal ir nėra kaladėlių.
Stabdžiai džiaugias mano. Šią dieną akimirka žavinga. Stoju intensyvioj darbotvarkiai, pabandysim nusiskinti laukinio apelsyno. O, žiūrėk, fainai kokie. Blemba jėga. Aukščiau jie ten geresni. Ir šitas neblogas. O! Geras. Gerai varai. Duosi. Ačiū. Rūkštokas. Bet geras. Taip. Pavalgę apelsyno skanaus. Einam atsigert. Rankas reik nusplauti. Geras šiaip bandu. Nedaug liko iki viešbučio, apie 10 km. Važiuojam šalia upės, kitoj pusėje Ispanijos. Nu, Ispanija kitoj pusėje, žodžiu, palei sieną važiuojam. Išlindom į asfaltą, dabar jau lengvai iki pat viešbučio bus asfaltas. Čia kažkur turi būti viešbutis mūsų. Įvertinti. Tai prokoliukas, va. Va. Padanga apimykštė. Da važiuosiu? Gerai. Jau. Vat ir prašom tau. Aš iš paskui žiūrėsiu. Įdomu, kada čia taip gavos? Dabar ką tik gal? Šviežias. Šviežias visai, ne? Šviežias, baltas. Nu gerai, kad jau finišė. Turėsim laiko pasižiūrėti. Atvykom į viešbutėlį, einam įsikraustyti ir žiūrėti, kaip čia mano padanga laikosi. Matau, kad užsylino sylantas, ačiū Dievui. Nebijo būtų liūdna. Dabar prasuksim. Pasižiūrėsim. Va. Va. Nu kaip ir burbuliukų nėra. Bet padanga. Štai jau. Tik pusę baro kokią liko. Atvykom į viešbutėlį, turim labai gražų viešbutį, pasižvalgykite. Prašom, draugiškas dviračiams, kaip ir visi normalūs viešbučiai. Einam pažiūrėti, ar turi svarbiausią dalyką, tai yra cervezas. Esam labai pavargę ir reiks šaukti. Žiūrėkit. O, žiūrėkit, prašom, net baseinas. 10 laipsnių. Ten Ispaniją galim perplaukti. Mūsų įsikūrimas vyksta nuostabiam 109 kambarį. Kai visą laiką miegam su Valdemaru, Evaldui duodam atskirą vietą, kad jaustųsi saugiau nuo mūsų. O žiūrėkit, puikiai. Puikios lovytės, visa kita. Ką mes čia turim dar? Opa. Pakinsim žiūrėk. Nu ką, tu terasėlė, žiūrėk, paprašom. Op. Ir baseinukas. Nu šiaip vaizdas tai fantastiškas. Tik kad gan vėsų ir matyt vanduo šaltas. Ok, atsijungiam. Čiau. Iki rytojus.